labai gera knyga, kažkam labai pasiūlyčiau paskaityti, nes turbūt skaitytų ne taip, kaip galvotų apie kitą asmenį, bet apie save. Galvojant ir sakant Ievą, tai yra labai blogas dalykas. Ir toliau dovana man? Nuo manęs? Eina savo? Šita vieta yra labai gera dovanom, užsakymam ir taip toliau, ta prasme. Nežinau, čia koks adresas, parašysiu čia kažkur ant apačios, bet pintinėlės daro ir visą kitą. Vardais nesakant, bet labai gera knyga, kažkam labai pasiūlyčiau paskaityti, nes turbūt skaitytų ne taip, kaip galvotų apie kitą asmenį, bet apie save. Tik dabar pastebėjau vienintelę vietą, kur gal dar gražiai pasipuošė. Daugiau viskas. Arba jeigu jūs absoliučiai visą liūdesėlis. Taigi, surprise, nieko naujo, namuose sėdžiu savo avokadą, bet realiai šiandien labai norėjau filmuoti, nes tiesiog tokia jaučiausi ir jaučiuosi ir galvas skauda ir tiesiog nieko realiai nesinori. Buvau užsakymus, padariau kelių kalėdinių dovanų, tada šuniukus variau, kad apkirptų. Aš tiesiog noriu nufilmuoti bilę kažką šiandien, dabar aprašau, bet tiesiog žiauriai nenoriu. Dar kažkokios siuntos parėjo, 3 į DPD, nors žinau, kad tik tais vieną siuntą turėčiau turėti tenais, tai neįsivaizduoju, kas ten gali būti. Susirašiau eilinį kartą, žiauriai skubėjau, nes turėjau dar pupai suruošti jos vietą virtuviai paruošti, tai dabar pro kamerą žiūriu, kad cypia, kaukia, klykia, bet vis tiek reikia pratinti šunį ir vienam pabūt, nes jo lėksiu manikiūrui, pavargu ir valgyti noriu. Eilinį kartą atsikėliu anksti ryte, nenoriu valgyti ir paskui, kai pradedu kažką jau veikti, visą laiką jau pradedu norėtum, čia normalu yra, bet, nu, žodžiu, pasidėsiu su gurgiančiu pilvu pas manikiristę. Nu, ir kaip ir. Čia mano nagai, kaip atrodo pries, naugia, tikrai nežinau, kas. Po nagų balti, bet jie turi tą tokį atspindį. Grįžus namo parodysiu normaliai. Bet dabar apsipirkinėjau tokias jau labai paskutinės minutės dovanas, tai nuėjau į Pegasą. Paėmiau kelis dalykus, aišku, aš nerodysiu, nes žmonės žiūri, kuriems tai dovanosiu. Tai va dabar apsipirkinėjau, tik tais labai greitai reikia, nes pupa verkia, klykia, spėja. Taip, noriu. Ir monstro hai, aš to ir būdavau Drakulas, man taip patinka. Eina savo, kiek paėmė visokių dalykų. Ir dekliukai. Papuošalai tai štylių, bet labai reikia žiūrėti, koks tas sudėtis. Nes jeigu kokias ironika, tai galite atsisveikinti su kokybė. Christmas šopinimas padarytas. Nesijaučiu garantuota dėl jo, nes pirmi metai, kai aš taip vėlai absoliučiai viską perku, daraus ir taip toliau, tai toks truputėlį yra stresas. Na, bet nieko. Kaip bus. Visokie metai turi ateiti. Tai žodžiu, dabar lėksiu jau namo pas pupą ir aišku, man reikia pavalgyti, nes per visą dieną suvalgiau bueno ir sausainį. Taigi, nusprendžiau padaryti haulą, ką nupirkau dovanų, nes dašuto šitai merginai, kad šitas video bus įkeltas jau po kalėdų, tai jau tikrai žmonės matys, ką gavo dovanų, tai aš neturiu tol ko slėpti. Saviškai paėmiau žiedus, kadangi jis pradėjo juos nešioti, tai paėmiau tokius. Iš Fashion Zone paėmiau saviškai tokį raktų pakabuką, čia oda ale. Kitas dalykas, kurį pasiėmiau, tai yra savo piniginė, nes mano buvo krastytas tai shit, visa suplyšusi ir overall nasty. Tai žodžiu, pasiėmiau tokią iš Stradivarius ir jinai turi dar čia kompartmentą.
Kitas dalykas, kurį saviškai padovanojau, yra laikrodis iš Aldo, to jau jums jį parodysiu, bet prieš jums galvojant ir sakant, Ieva, tai yra labai blogas dalykas, pirkti laikrodį, dovanoti laikrodį ir all that shenanigan, tai yra prietaras, kuris atėjęs iš kino laikų, nes laikrodis ir dovana gift kiniškai yra labai panašiai skamba į funeral ritual. Tai yra tik dėl to. Bet jeigu norit atsikratyti tos bedžiūdžių, tiesiog paprašykit tai, kas gaus laikrodį, kad jums duotų mažą pinigą. Tai yra centas, euras, taip toliau. Got it? Good. Tęsiam. Tai va. Paėmiau tokį laikrodį. Aš jo, aišku, negaliu išimti, nes čia jis prie pačios yra prilipintas. Tai tikrai nenoriu draskyti plėšit. Kadangi aš rytadui padovanosiu laikrodį, aš irgi jo labai užsimaniau, nes vieną žiauriai gražų nusižiūrėjau. Tai žodžiu, pasiėmiau tokį. Apyranka žiauriai graži. Ten irgi kiek kaip alebrilikai, nu žodžiu. Fantastik. Vėliau iš Pegaso paėmiau tokią knygą. Aš žadu dovanoti saviškai, bet jeigu jūs nenorės skaityti, tai neskaitys. All good. Man sudomino šitą knygą, tai aš irgi ją paskaitysiu. Taip pat iš Pegaso paėmiau dar tokias korteles. Taip pat mačiau, kad tenais buvo ir bernvakarių, ir mergvakarių kortelės. Tik tiek aš pirkau. Bitch. Ir svarbiausias dalykas tai... Taigi, pasidariau puotą, vynas, ten kola yra, balansas. Eisiu kelti video ir daryti thumbnailą. Čia pupa su savo garsais, bet žodžiu. Einu daryti thumbnailą. Aš tikiuosi turėsiu medžiagos iš ko daryti, nes tipiška aš niekada neturiu. Ko laukiu, kad įkeltų vlogmasą, eisiu pakuoti draugės dovanas, nes jas reikėjo rytoj išsiųsti. Ir aš tikiuosi, kad jinai jau pamatys ir bus išsipakavus šitas dovanas ir nebus tipo staigmena sugadinta. Tai nieko wow, bet viskas ko reikia, nes mes apsitarėm, kam dovanosim. Tai nenorėjau labai šito peilių dėklo. Tada jos katinui, kuris yra užmirštai neužmirštas. Čia bus tie name tagai. Tada jos šuniui, pamiršau kas čia, batai. Svarbiausias dalykas. Tada čia tema ir čia irgi svarbiausias dalykas, tai žodžiu. Aš galvoju, kad aš tikrai daugiau kažko nupirku, aš nesuprantu, atrodo tiek prisiprekinu, viso kito nusipirku, bet atrodo, kad nieko nėra čia. Pupa. Taigi, 22 gruodžio su Tadu ten kažkur eisim pakodovaną. Aš čia pasidarėm sieną, kad nematytume vienas kitam skirtų dovanų. Reikės daug ką pakuoti, nes čia viso dėžė visko yra ir šito dalyko aš labai nelaukiu, nes užsiknisimas yra, bet... Ir baigiam pakuoti dovanas. Čia va visos yra mano Tadui. Nu, čia yra man. Nuo manęs man. Čia yra Tado man. Ir aptvėrėm dėl to, jog va šitas va grožis čia yra. Mėgsta atlikti ten savo reikalus, bet to pačiu bijom, kad pradės graužti dovanas. Tai... Vlogmas 23 diena. Atvažiavom į Mega. Very last minute pirkinių. Oro nekenčiu. Miego noriu. Tai va, iš pakių matas irgi. Tai žodžiu. Nieko naujo nepasakysiu, tik tais, kad šalta ir šlykštus oras. Grįžom namo. Megoj buvo žmonių kaip prikakota. Tai dabar užsisakėm pavalgyt. Pavalgysim ir su broliu eisim daryti
meduolius, nors žiauriai tingiu ir nenoriu. O ir to jau kūčius. Košmaras. Ane jūs? Metai į pabaigą. Nori rodytis prieš kamerą, ne? Nori gerai, nerodysiu. Tai va, tokios tokelės. Aš šitą suknistą intro filmuoju nežinau kelintą kartą ir mane tai užknista. Žodžiu, gruodžio 24 diena, kūčios. Ir liūdna, ir džiaugiuosi. Liūdna dėl to, kad nežiūrėsiu, ką kiti filmuoja, bet džiaugiuosi dėl to, kad man nereikės. Ir mano pattern turbūt vėl pasirodys, kad aš pusmečiui dingsiu. Tai va. Bet žodžiu, šiandienos planas yra toksai, kad man reikia supakuoti bele kiek dovanų. Net nenoriu apie tai pagalvoti, bet turėčiau paskubėti, o ne filmuoti. O turiu paskubėti dėl to, kad tos dovanos yra skirtos tiems žmonėms, pas kuriuos eisim į svečius. Tai va, ir tada dar brownių padaryti. Tai žodžiu, einu aš pakuoju dovanas, nes aš bele kiek laiko užtrukau su šitu filmavimu. Ir viskas, matas, kad miegojau 12 valandų. Bet gerai pamiegojau. Miego arbata, that's the shit. Kažkoks paplotėlis, kai nemuinė keikėsi. Nu, visai jau. Ir su šventom kalėdom jūs visus. Aišku, čia kai matysit šitą video, tai jau bus su praėjusiom kalėdom, tai su tokiom praėjusiom, grynom, žiemiškom kalėdom. Atsiprašau, rudeniškom kalėdom, nes taip tiek daug sniego dabar važiuoju, kad net žolė matosi, taip fainai, nelyja, tikrai ne. Mūsų planas yra atidaryti dovanas. Mes su Saviškiu, tada pas mano šeimyną keliaut, tada pas jo šeimyną kažkada keliaut. Ir dar išsiųsti draugiai dovaną. Tai va, nes dar neįsiunčiame ten didžiausią dėžėje. Tai žodžiu, jo. O dabar einu pasidaryti kavos. Cause this bitch is tired. Jinai nemiegojo 12 valandų, miegojo beveik 5. 3 valandą užmigau. Tai va, žodžiu, keliauju. Ir toliau dovana man, nuo manęs. Eina savo. Įdomu, kaip. Tvarkytojai, žiniuoniai, virėjai, mamai, Dievai, širdutė X. Čia man dovana. Negali būti?